Lietuvos ir Žemaitijos didžiosios kunigaikštystės metraštyje rašoma, kad apie 1040 metus kunigaikštis Kernius įkūrė pirmąją Lietuvos sostinę Kernavę. XIX amžiuje Kernavės piliakalniams sugalvoti vardai: Pilies kalnas, Mindaugo sosto piliakalnis, Lizdeikos kalnas, Aukuro kalnas. Anot legendos, čia gyvenęs vyriausias krivis Lizdeika ir su vaidilutėmis kurstęs ugnį ant Aukuro kalno. Čia aiškindavęs sapnus, sakydavęs pamokslus. Gražiausia Lizdeikos duktė buvo vaidilutė Pajauta, kurios garbiai pavadintas nuo piliakalnių papėdės nusidriekęs slėnis. 5 piliakalnių fortifikacinė sistema saugojo viduramžių miestą. Anot istorijos šaltinių, būtent čia buvo vienas svarbiausių Lietuvos valstybingumo kūrimosi centrų. Po karaliaus Mindaugo žūties iš Kernavės kunigaikštis Traidenis sugebėjo suvienyti baltiškuosius kraštus ir valdyti visą Lietuvą. Kunigaikščio rezidencija buvo įsikūrusi Aukuro kalne. Tikriausiai būtent čia kunigaikštis Traidenis pasitikdavo tarptautinės prekybos suklestėjimo pranašus iš Livonijos. Dešiniajame Neries krante įsikūrusi Kernavė tuo metu buvo svarbus miestas. Galima spėti, kad čia gyveno turtingi miestiečiai. Klestėjo prekyba, o Rygos skolų knygos teigia, čia gyvenus pirmuosius Lietuvos pirklius. Pajautos slėnio tyrinėjimai atskleidė, kad Kernavėje gyveno ne agrarinio pobūdžio, o labiau miestui būdinga amatininkų ir pirklių bendruomenė. Medinis miestas turėjo gatvių struktūrą. Tvoromis atitvertose sodybose gyveno ir iš kartos į kartą vertėsi amatininkai. Žvelgiant iš krikščioniškos Europos urbanistinių tradicijų aukštumų, miestu Kernavės nepavadinsi. Čia nebuvo viduramžių miestui būdingų atributų: mūrinės architektūros, krikščioniškų maldos namų, planinės užstatymo struktūros. Tačiau Kernavė buvo europinio istorinio konteksto darinys, kur savitas, pagoniškas pasaulis susimaišė su krikščioniška kultūra ir tradicija. 1390-ieji Kernavei tapo lemtingi. Vokiečių ordino kariuomenė įsiveržė į Lietuvą ir žygiavo Vilniaus link. Gyventojai suprato, kad prieš gausią kariuomenę neatsilaikys, todėl miestą bei ant piliakalnių stovėjusias medines pilis sudegino. Unikalus viduramžių miestas staiga nustojo funkcionavęs ir niekada nebeatgavo anksčiau turėtos svarbos. Miestą keliems šimtams metų paslėpė Neries potvynių sunešti smėlio sluoksniai. Panašiai kaip po Vezuvijaus įsiveržimo Pompėjoje, Kernavėje laikas staiga sustojo. Šie miestai niekada nebuvo atstatyti, todėl taip susikloščiusiems įvykiams itin dėkingi šiandienos archeologai. Kadangi tragiški įvykiai klostėsi labai greitai, po sąnašų sluoksnių liko dauguma to meto miestietišką bendruomenę iliustruojančių artefaktų. 2004 metais Kernavės kultūrinis rezervatas įrašytas į UNESCO saugomo pasaulio paveldo sąrašą, kaip objektas reprezentuojantis Baltiškojo regiono gyvenviečių raidą. Tai objektas nuo epipaleolito iki viduramžių atspindintis vieną esminių Europos istorijos etapų.